TikToko patikrinimai sugrįžta. Man atrodo, tą patį sakau per kiekvieną naują TikToko patikrinimų dalį ir po to nebūna jų vėl metus. Tiesiog aš nerandu TikToko, kokius patikrinti. Man atrodo, visus jau ištikrinom. Tai jeigu jūs randat, tiesiog man atsiųskite į Instagramą ir aš pabandysiu išsėvinti. Pradėkim. Sveiki atvykę į video, kuriame aš testuosiu TikToką. Ir čia trumpas intro. TikToko patikrinimai. Peilis ir šakutė, biški kitokie pas mane. Aš žinau, kad šiaip veikia tas dalykas, kai restikė būna ir tokius atneša defaultinį peilį ir šakutę ir tada gali sukabinti. Bet šito, man atrodo, nesusikabins. Tipo, taip, sulėtė, ne? Ir tada tiesiog, nu čia neįmanoma. Nu, jis būna įsimagnetina įrankiai, žinai? Bet pas mane kažkai neįsimagnetinantis. Bet aš esu šitą padaręs. Nu, jo, neįmanoma, man atrodo. Taip, karočią sudaužė. Nu, nelimpa. Bet žinau, kad veikia. Aš žinau, nueikit pas save į stalčių, paimkit įrankius ir pabandykit, pas kažką tikrai veiks. Grab a straw, then a potato, and try to stab it through. The straw obviously breaks. Now, grab a new straw and put your thumb over the end. Air inside to push against the sides of the straw, which compresses it. Now, when you stab it, it'll go straight through. Gerai, turim bulvę, bet yra problema, kad nebėra plastikinių šiaudelių nusipirkti. Ir man atrodo, kad su popieriniu nieks neveiks šiandien. Gali perdurti bulvę su šiaudeliu, ane? Bet jeigu duri taip, paprastai, tai neperdursi. Pabandom. Perduri ir paprastai tiesiog. Palauk, nu tai tiesiog labai tvirtas šiaudelis. Nes ten kažkaip sakė, kad atseit kaip plastikinis, jisai sulinksta, bet tipo, jeigu uždengi orą, tai tada jis susikompresina ir nesulinksta. Žiūrėk, kokia gera skirė gavosi. Nežinau, čia veikia, neveikia, tiesiog veikia kažkaip tiesiog veikia jis. Va, žiūrėk, kokia bulvė. Ir tokias tada išfraini ir gaunasi tokios bulvytės free. Arba tada tokius paėmi, išfraini ir tokie čipsai gaunasi. Ne, nu galit kas nors pabandyti padaryti. Ar čia nėra, kad žiauriausias receptas? Žiūrėk, ir tokie čipsai niekur nėra, nebūna If you slip a ring onto a chain and let it go, it will slide down and fall off. Hold the chain between your thumb and forefinger, with the rest of your fingers curled into a fist, keeping the chain hanging, and thread it through the ring turned sideways. Drop it, pull your thumb away to give it a slight spin. As it falls, one edge hits the chain first. That point becomes a pivot, flipping the ring around the chain. The chain slips into a loop and tightens as the ring drops, snagging it mid-fall. Turim grandinėlę ir žiedą. Jeigu uždedi taip, ane, tai ką žiedas daro? Nukrenta. Dabar, kaip ten jisai sakė, paėmi taip kažkaip, tada uždedi šitaip ir tada biški duodi tokį kampelį. Kažkaip neveikia, bet matai labai trumpa grandinėlė pas mus. Biški iš aukščiau. Man atrodo gausis. Jam biški neužtenka kritimo. Ai, jis beveik, jisai beveik. Pažiūrėk. Nu jo, aš suprantu logiką. Jisai taip krenta ir tada taip apsisuka. Ir kas tada? Ir kaip jis užsifiksuoja, nesuprantu logikos. Tiesiog per trumpa grandinėlė, man atrodo. Bus per trumpa grandinėlė ir jis tiesiog nespėja pagauti. Nu gerai. Ačiū, viso gero. Once the tea bag is emptied, it's unfolded into a thin, hollow cylinder. Arbatą. Gerai, žiūrėk. Tai darom šitą. Išpilam arbatą. Gaunasi toksai maišelis. Šiaip net jau čia arbatos maišelis, man tokį parodytų, kas čia. Ką žinau. Then it stood upright on a plate and lit at the top edge. When the flame gets to the bottom, only a fragile ash frame remains, and the rising hot air lifts it off the plate, sending it up like a tiny rocket. Turiu labiausiai fancy žiebtuvėlį pasaulyje, pažiūrėk, odinis. Čia krokodilo oda. Krokodilas! Dabar uždegam.
Nedarykit to namie, tikėkime, kad neužsidegs stalas. Ir dabar... Blecha, sudegė tiesiog. Tiesiog sudegė ir dabar smirda visi namai nuo ugnies. Nu ir dar stalą sugadinau. Gal pabandyti reikia su kažkokiu kitu arbatos maišeliu. Bandom kitą arbatą, gal kažkoks kitoks maišelis bus, bet abejoju. Bet dar tam videkė jisai padėjo tą maišelį ant lėkštutės. Tai gal reikia padėti ant lėkštutės. Ta pati schemutė, išpilam arbatą, turi maišelį, kur nieks nepasakytų, kas čia yra, jeigu tiesiog taip duot. Ir tada jį padegam. Žiūrėjau, matai, biški pakilo kažkokia dalis. Jis tiesiog pakeitė formą midway, bet nepakilo. Nu, man neveikia šitas kažkodėl. Jūs nebandykit šiaip, nebent jūsų tėvas ugniagesys ir stovi už jūsų, tai tada gal ir galite, o šiaip nerekomenduočiau. Tai dabar ir stalą ir lėkštę sugadinau. Aš nežinau, koks yra tikslas šito dalyko, nu bet, tipo, jeigu jau padarom, tai padarom. Reikia kiaušinių. Pilnos pokos kiaušinių. O aš pusryčių nevalgęs. Reikia kiaušinių. Ir, tipo, žinai, kartais nori nufotografuoti kiaušinį. Bet nori, kad jis, tipo, va taip stovėtų. Negali. Ką daryt? Pasiemi druskos ir paberi šiek tiek druskos į lėkštę. Tada paimi kiaušinį. Žinai, ką reikia daryti? Paim daugiau druskos. Tada labai paprasta. Va. Ir tada reikia išpūst druską visą nereikalingą. Va. Ir dabar gali nufotkinti kiaušinį, kai jisai va taip va stovi. Most nereikalingas heksas. Per Velyką su draugeliu susilaižinį, va viską, ką turi ant stalo, pastatyk kiaušinį, va taip. Ir tada paimi druskas biškį. Arba gali, tipo, pastatyti jau ir nupūsta druska ir net nesimato, kad yra druska. Žiūrėk. Va. Dabar taip norėčiau per visą stalą taip sustatyti daug kiaušinių. Gerai, turim 2 papirinius padėlius. Taip uždedi, ne? Ir tada čia reikia taip prakirpti. O taip prakirpi, matai. Tada čia va taip padarai. Ir va biškai va tai va atlenkia. Va. Ir taip reikia padaryti dabar aplinkui. Jisai 4 tokius padarė. Tai ir aš padarysiu 4. Žiūrėkit, padarot va tai va tokius va laukelius. Šitas labai blogai gavos. Bet pats pirmas gavos labai gerai. Šitam padelį reikia iškirpti tokią skylę. Dar vieną. Pats ilgiausias pasiruošimas ir nieks čia neveiks, pamatysi. Taip. Ir va taip uždedė, ne? Ir dabar čianai degini. Va čia. Ir šitas padelis pakyla ir pradeda suktis. Neįmanoma. Nerekomenduoju daryti namie šito, nes papiriniai padeliai ir sudeginsit chatą. Užsigesinu. Dar vieną. Nu jau kyla. Prasti reikalai, žinokit, neveikia. Nesąmonė. Balionai. Dabar iš balionų pasidarysim šlepetės. Tipo, aš visą laiką filmuoju šitus žmogus, kuris filmuoja, nežino nieko. Tipo, aš žinau, žiūrovai, kai žiūri šitą videką, žino, kas bus. Cameraman niekada nežino. Balionas. Gerai. Ir dabar, žiūrėk, balionas pasidarys į batą. Blemba, biški mažokas balionas. Dar kartą. Ir galėsiu pasivaikščioti į miškelį. Pavyzdžiui, sėdėt namie, ne? Ir suplyšo batai paskutinį. Išmetėt batus. Ką daryt? Turit balioną, galit pasidaryti batus iš balionų. Ir eit vaikščiot.
Gerai, dabar vėl bandom. O, šitą taip užkišiu. Ir va, stilingi batai. Biški per mažas balionas, Žinot, obolį valgai, bet tas griauštukas nefainai. Kaip išimt griauštų? Pasiemat vyno butelio atidarytuvą, įsmengi į patį vidurį ir suki. Ir tas jau atidarytuvas, jis nežino. Nežinot? Kažko. Atidarytuvas kažko nežino. Jisai toksai. Ir tada trauki. Ir biški gal dar kitoj pusėje reiktų pakartoti tą patį. Plius minus, žinai, gal ir veikia. Va. Žiūrėk, beveik išsitraukia. Tada gali suvalgyti ramiai obaliuką. Vienas obalys per dieną atstumia daktarą. What? Reikės stiklinės. Kiaušinio, į stiklinę įmuši kiaušinį, bam. Tada kiaušinį užpili vandeniu. Ir tada šitą įdedi į mikrobangę. Tai? Minutį. Žiūrim, ar pasidarė mūsų kiaušinėje. Vaiktų. Žiūrėk, kažkas čia daros, viščiukas toj bus gal ir kas. Žinai, kas blogai, kad mūsų trinys nukeliavo į šoną. Pabandom dar vieną. Reikia pasistengti, kad trinys būtų per vidurį. Matai, stiklinė išgaubta, nu tai kaip aš padarysiu? Kitą stiklinę į ledainę padarysiu. Ir minutę laukiam. Op! Man atrodo, beveik kažkaip jau beveik gavos beveik. Ir mes turime per minutę šviežiai paruoštą Benedikto kiaušinį. Pala, stop. Šiek tiek ilgiau reikia pakepti. Ir turim Benedikto kiaušinį, žiūrėkit. Skanaus. Čia legit gali valgyti. Perkepė. Turėjo išsidrylėtas. Reikėjo iš karto dar nedėti minutėlį. Bet žiūrėk, mikrobangėlį kiaušinį išvirt. Kur matyta? Kas žinojo? Nelabai apetitingai atrodo, bet jeigu, pavyzdžiui, nori valgyti ir turi tik mikrobangį ir kiaušinį, tai skanaus. Šitas privalo veikti. Lentutė, batonas. 2 batons. Ir reikia mums Kinder Chocolate. Mums reikia va taip pasudėti šitus, ne? Tada uždegti batonu. Tada paimti kažkurį šitų. Bandom su šitu pradžiai. Taip paėmi. Ir prapjauni, tipo. Tada gauni tokią, ne? Ir šitą įdedi į tosterį. Ragaujam. Ar čia geriausias desertas ever? Dar jeigu koks nors saldesnis batonas būtų, iš vis crazy. Labai geras. Kola, žinai, kai atsidarai, pili ir putoja, negali taip įpili, tada lauki. Atrodo, įpili pilną, o įpili tik tiek pasirodo. Tai hackas, life hackas. Atsidarai Coca-Colos naujo butelį. Nebūtinai Coca-Colos, bet kokio gazuoto gėrimo. Blin, tas kamštelis naujas. Uždengi taip. Nu ir vat maišosi dabar jis. Nu, teks nuimti, žinokit. Uždarai taip, ne? Ir tada, hop, apverti. Ir tada, oi, fuck. Viskas gerai, no panic. Ir va, pabiški tada. Jokių putų. Nei vienos putelės.
Biški su pabaiga reikia padirbėti. Gal tipo paversat, gal kažkaip. Nes gali prapilt nemažai. Arba anksčiau sugalvot, kad reikia traukti. Nu bet žiūrėk, įpyliau iškart. Tobulai. Va, stiklinį pilta. Geri viską, patogiai. TikToko patikrinimai. Šitas žiauriai useful. Turi purviną lėkštę, ne? Nu, tarkim, pavalgiai čia kažką. Feikiškai išpurvinsim dabar. Pavalgiai, kečupas išsitepė, ne? Purvina lėkštė. Pažiūrėsim, ar veikia. Ką daryt? Ateinam. Įdedi į tūliką. Ir nuleidi vandenį. Ir žiūri, kas dabar bus. Kodėl nei vienas neveikia lifehackas šiandien? Nu blemba, nesuveikia. TikToko patikrinimai. Šitas, man atrodo, tikrai useful yra. Pasiėmi tokį plastikinį dirželį, užvinioji aplink lipneškę, užtrauki ir tada taip nukerpi kampu, kad būtų tokia aštri dalis. Tada hop ir... Na. Gal dar labiau nukirpti reikia. Opa. Tada hop. Va, veikia. Žinai, ką galima pabandyti? Surišti keletą jų. Žiūrėjau, 1, 2, 3. Kat. Ir dabar atsiplėši ir... Veikia! Uhu! Šiek tiek gal sunku adjustin. Jeigu po kiekvieno kato reiks tiek adjustin, tai ką žinau. Va. Ir tada, hop. Žiauriai easy dabar nuplėšt. Čia geras, tik reiks sugalvoti kaip adjustin. Gal ne taip stipriai reikėjo priveržt. TikToko patikrinimai. TikToko patikrinimai. Hey, did you know if you get your hand a little wet and you grab the bottom of a pop can and press your hand together, slide and roll and open your fingers at the same time, it'll stick to your hand? And you can even pour like this. Reikia skardinės. Turiu Fanta skardinę. Reikia biškai sušlapint ranką. Taip kažkaip tipo. Jinai prilipus, ane? Labai prilipus. Bet kadangi čia yra ta plonesnė ir aukštesnė skardinė, o ne ta žemesnė ir storesnė, tai jinai labai sveria stipriai viršų ir tada tiesiog atlimpa. Jeigu būtų ta, man atrodo, būtų prilipus lengviau. Klasika vėl ne tas daiktas tiesiog yra pas mane. Nes prilipus stipriai. Pažiūrėjau. Matei, buvo! Nu, jeigu pilčiau, tai veiktų dabar. Oi blogai bus kaip. Toks barmeno triukas. Prašau. 999. Kortelė grinais. Čia buvo visi šios dienos TikToko patikrinimai ir TikTokas, nu kažkaip biškai gal dar vis ir meluoja mum. Nepamirškit prenumeruoti mūsų kanalą, čia buvo TikToko patikrinimai ir aš, Andrius Talžunas. Viso gero.